Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, ankstų šeštadienio rytą Lazdijų rinktinės operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnai Merkinės miestelyje sustabdė krovininį automobilį Renault su puspriekabe, vairuojamą 42 Lenkijos piliečio. Detalaus patikrinimo metu pasieniečiai puspriekabės dugne įrengtoje slėptuvėje aptiko beveik 40 000 pakelių cigarečių pažymėtų Baltarusijos banderolėmis. Preliminariais skaičiavimais krovinio vertė yra apie 260 000 litų. Dėl kontrabandos Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šeštadienį teismas leido Lenkijos pilietį suimti 2 mėnesiams. Tirdami šį įvykį Lazdijų rinktinės operatyvininkai darbo vietoje sulaikė ir Druskininkų policijos komisariato viešosios policijos kelių patrulį, kuris įtariama yra susijęs su kontrabandos gabenimu. Pastarasis buvo uždarytas į areštinę, iš kurios po 48 valandų išleistas. Kol nebus atliktas ikiteisminis tyrimas, jis ir toliau dirbs Druskininkų policijos komisariate.